Iš tikrųjų, ekologiškas maistas turbūt jau senai pasiekė žmonių širdis. Stalą dar ne pas visus jisai yra ant stalo, tai mes jį bandom propaguoti, siūlyti žmonėm, ta prasme, daryti pasiūlą. Paklausa, kaip ir jau išsiaiškinom, yra širdise pas žmonės ir jie nori to produkto. Kaip jį gauti? Tai iš tikrųjų žmogus turi pasirinkti sąžiningus ir teisingus ūkininkus ir gamintojus, atpažinti ekologišką maistą, gal net susipažinti su pačiais savininkais ir verslų, ir ūkių, atvažiuoti į vietą, pasižiūrėti, įsitikinti, ar tas produktas tikrai yra jų širdies produktas. Ir po to klausti jų visų, kur galima įsigyti jį patį šviežiausią. Nes ekologija ir šviežumas yra labai arti. Skanėstų namai mūsų toks naujesnis formatas, tai yra, kai žmogui siūlome jau pagamintus produktus ant stalo, tai pagrindė desertai ir kiti patiekalai. Ir tai turbūt pats tiesiausias kelias iki vartotojo yra, kurį mes sakom, pats šviežiausias. Ateini, ta prasme, iškart pagaminta vietoje, tu gali įsigyti, galim pasikonsultuoti, galim pasiūlyti receptą. Ir tas tiesioginis bendravimas su žmonėm turbūt yra ta pati tiesiausia grandinė. Taip, nuo ūkio iki stalo, tai mūsų ūkio svajonė jau 30 metų, kurią bandom įgyvendinti. Tėvukas yra pradininkas mūsų ūkio, įkvėpėjas mūsų šeimos, tai mes tiesiog tęsiam tą veiklą. Viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, tai yra pats ūkis, ūkyje užauginta produkcija, paprasta, daržovės, grūdai, buvo pradėta kepama duona, prisijungė sausainiai, grūdai ir taip augom su savo poreikiu, iš tikrųjų augom su savo šeimos poreikiu. Vis norėjom ekologiškos duonos, ekologiškos sausainių, ekologiško šakočio, pirago, dripsnio ir viso ko ekologiškai, ko negaudom patys, pradėjom gaminti, dalinti su draugais, su tai, kas vertina mūsų produkciją. Ir tai ant galo, aišku, atsidūrė ir tie patys desertai. Tai, kaip mes sakom, jau pati aukščiausias taškas, kurį mes pasiekėm, kad galima ekologiškai pagaminti ir desertus, ir sveikus. Vizija ir misija šitoje ekologijoje yra skatinti žmonės, prisijungti prie ekologinio gyvenimo, nes ekologija tai yra mūsų supanti gamta, švari gamta. Ir mes rodom žmonėm, kad tai galima padaryti. Kruopščių darbų, kantrybę ir pasikviečiam žmonės ir pasakojam jiems patinka, jie sugrįžta ir supranta, kad sąžiningas ir verslas ir sąžininga ūkio veikla yra tikrai vertybė dabar, kuri turėtų būti pirmoje vietoje. Vasaros periodu dažniausiai mes dirbam laukuose ir gamyboje, o šaltuoju periodu dažniausiai darom edukacijas. Taip ir vaikus reikia edukuoti, ir suaugusius, kad abiejos kartos turėtų informaciją apie ekologiją.